Gerą dieną visiems. Ačiū prenumeruojantiems, ačiū komentuojantiems. Šiandieną tęsiu laidą apie 3070 upgrade'ą iki 16 GB. O į tą darbą dar noriu įterpti vieną momentą. Žmogus atsiuntė 3080 ir jos bėda yra 1.8 linijoje tik tais domai. Tai reiškia, kad čipas nebeišgyveno, tokias trumpas intarpas. Ačiū Rokui, šitą kortą nusprendė palikti man, dalims. Ateityje matysiu, galbūt nuimsiu čipą, pažiūrėsiu. Jeigu ne lusto problema, tai tada sutvarkysiu, susisieksiu. Taigi atėjo donglas. Donglą pajungiau. 3 laidžiukai, nieko sudėtingo. Pirmą kartą dirbu su šito donglu. Kortą surinkinėjau ir žiūrėsim, kas bus. Dabar čia yra padaryta taip, kad MP288 mikroschema, kuri valdo lusto maitinimo grandinę, jinai yra pakeista nauja iš dėžutės, tiesiog iš maišelio išimta, prilituota. Ir va, kaip parodė donglas, kad voltažas yra neteisingai interpretuojamas. 18,8 volto inputas. Realiai turėtų būti 12 voltų. Dabar korta šviežiai įstatyta. Tai driveriai, laukiam, kol driveriai pasikraus. Kaip mato, čipas yra G104 light hash rate'as. Atminties ir dažnio nemato, kol driveriai nepasigavo. Tai tą tarpą, kas buvo padaryta, priminsiu, tai pakeistas vienas dermosas, tada pakeičiau visus varamus į Samsungą 16 GB, kad būtų, tada va šitą valdymo mikroschemą ir dar buvo problema su tokia įdomesnė problema, kad įjungus kortą maitinimas atsirasdavo tik tai po 5 sekundžių. Tai toks užvėlintas startas, dėl ko kompas pamatydavo kortą tik tai po antro restarto. Tai radau vieną MOSFETą nukepusi, pakeičiau ir tada jau korta startuoja dabar iš karto. Nu va, driverius pasigavo. Dažnius mato, atmintį mato, 16 GB, visi sensoriai matomi. Vienas iš tų momentų, kur korta, kad veiktų stabiliai po tokio upgrade'o, reikalingas įjungti power managementą, pasirinkti, kad būtų maximum performances. Taigi, toliau, kas buvo dar padaryta? Čipas šitas LHR 3070 nuėmiau ir uždėjau kitą čipą. Tai dar atmintį pakeičiau į mikroną 2 GB, bet BIOSas su juo nesusidraugavo. Tai vėlgi nuėmiau mikroną, sudėjau vėl Samsungą. Tik Samsungą šį kartą dėjau iš kitos kortos, nuėmiau nuo 3060, o kadangi ten buvo tik tais 6 čipai, tai dar 2 reikėjo naujus uždėti. Čia va įdomesnis momentas, kad jeigu uždedu tą laikiklį, kaip šį pavadinti, jisai liečia kondensatorius ir korta nestartuoja. Tokia buvo truputėlį lengva panika, kai ant stalo korta nesurinkta veikia, o uždėjus šitą laikiklį jinai nebeveikia. Na tai va, išsprendžiau tokiu izoliacijos gabaliuku. Ir problema dingo. Aplamai šitą kortą surinkta iš, kaip tam, tekstolitas nupirktas su mirusiu čipu, bet norėjusi kažko balto gražaus. Tai atmintis nuo 3060, galima sakyti. Čipas nuo EVGOS 3070.
ir šį kartą jau čipas nebe light hash rate, ne LHR-as. Taip. Pajungiu donglą. Dabar jau maitinimus rodo tvarkingai, tai įlietavau senąją mikroschemą, iš jos nuskaičiau dumpą ir įrašiau į kitą, į naujai įlietuotą mikroschemą. Žiūrim, kaip gaudo driverius. Korta driverius pasigavo. Tai va, iš pakuotės išimtas MP288 čipas, jisai nebūtinai veiks korektiškai. Taip, sensoriai dirba tvarkingai. Atkreipė dėmesį, tai čipas jau nebe light hash rate'as. Dar pasitikrinu, ar išliko nustatymas, kad būtų maximum performance'as. Šitoj vietoj bandžiau nustatyti pačiam MPS-o dongle. Su MPS-o donglo pagalba bandžiau nustatyti, kad būtų full performance'as ir išjungti apsaugas, kad korta nuėmus apkrovą, kad korta nekrešintų. Tai šitas nesuveikė ir greičiausiai tai susijęs su būtent atminties valdymo mikroschema, kuri yra į UP9512Q. Ir jos kol kas dar neturiu galimybės prisijungti prie jos ir pasižiūrėti, kas tenais joje suprogramuota. Paliksim šitą ateičiai. O dabar kaip tam duodu apkrovą ir žiūriu, ar dingus apkrovai neišsijungs, neužlūš korta. Nes paprastai, jeigu nepadaryti maximum performance'o, tada išjungus apkrovą juodas ekranas, ten keliasdešimt sekundžių ir tada vėl korta atsigauna. Kol kas viskas gerai. Leidžiu 3D marką, leidžiu ant lūpo, kad pastoviai suktųsi, testuotųsi ir kad nereikėtų iš naujo kiekvieną kartą testą paleidinėti. Tai paspoilinsiu, testas šitas praėjo, tai va, klausimas dabar gaunasi, ar 3070 light hash rate čipas koks biški pamuštas, ar tiesiog BIOSas šito tekstolito nesusidraugavo su tuo low hash rate čipu, su tuo lustu. Šitą sužinosim, nes tą 3070 LHR reikės ant kitos kortos permesti ir pasitikrinti jį. O dabar matot, šviečia. Vaizdelis sukasi. Kągi, turim rezultatą. Rezultatas su 150 MHz būstu, gavosi legendary, būtų dar geresnis, jeigu procesas būtų galingesnis, plus 1000 ir korta lūžo viršiau galimybės. Taigi, lustas nuimtas nuo FGOS 3070, kurioje mirė Holtekas valdantis propelerius, o varamai nueis ant 3060 Ti-jaus. Ties šia vieta, kaip tam video eina į pabaigą, galim pasveikinti vieni kitus. 3070, 16 GB, pirmoji lietuviškame YouTube, kaip tam pavyko. Tikėkimės, kad pavyko. Sekantis planas pasidalinti šitą kortą su Ženteliu. Jisai žadėjo ją ištestuoti, palyginti su kitom kortomis, kad gautųsi lyginam obuolius su obuoliais, bananus su bananais.
Ir be to pasi video gražesni, profesionalesni gaunasi. Kortos kaina gavosi kaip kelionė į Turkiją. Beje, nepamirštam ir dėžutę patiuninguoti. Tai va, vietoj to, kad kokias 2 savaitės aš jau būčiau sėdėjęs prie jos, galėjau gulėti prie baseino. Nu, bet yra kaip yra. Ačiū žiūrėjantiems, kam patiko laikinam, kam nepatiko 2 kartus spaudžiam dislaiką. Ir geros dienos visiems.